Labas rytas. Nusprendžiau vakar nieko nelaukti ir važiuoti į kalnus. Neplanuota kelionė į Slovėniją. Nusižiūrėjau kempingą. Įdomiu pavadinimu, vadinasi Camping Bled. Jis įsikūręs yra prie ežero gražaus ir aplinkui daug haikinimo takų. Tai kadangi esu netoli Slovenijos ir netoli Italijos, pačioje šiaurinėje Kroatijos pusėje, tai man iki Slovenijos kempingo vos porą šimtų kilometrų. Tai baigsiu pusryčiauti, išgersiu kavą, suvalgysiu krosaną ir važiuosiu toliau. Buvo vakar smagus momentas, nelabai smagus, bet turėjau porą nuotykių. Tai realiai čionais visur labai daug skruzdžių. Skruzdės yra maniakės, visur duše, ant žemės, bele kur. Ir vakar tų skruzdžių man prilindo į palapinę. Nu tai ką, tas skruzdės per valandą visas išvaikiau, iškračiau iš palapinės, viską užsidariau ir sugalvojau šią naktį paliksiu maistą ir tokius produktus, kurių negaila lauke. Ryte girdžiu, kažkas barška prie mano indų. Pasižiūriu, o paukščiai jau pusryčiauja. Tai suvalgė mano didžiąją dalį sausainio, bet kažkiek ir man paliko. Tai pavalgysiu ir aš ir važiuosiu. Gerai, matysim kelyje. Iki. Tai bėga mano 9-oji kelionės diena. Esu jau Slovenijai. Vieną dieną praleidau Kroatijai prie jūros ir pagalvojau, kad užteks. Pravažiavau 100 kilometrų, liko dar 100 kilometrų. Padariau tą pačią klaidą ir išvažiavau vėlai. Nors ir nedidelis atstumas, bet kamščiai ir mašinos spūstys tai labai didelės. Tuo labiau ir karšta per pietus važiuoti. Dabar yra apie 25-26 laipsnius. Kuo skiriasi Slovenija nuo Kroatijos, tai pirmas įspūdis labai geras, tai keliai labai tvarkingi, tokie patys kaip Kroatijai, tik visi keliai iki šiol buvo nemokami, tikiuosi taip ir bus. Kitas dalykas, buvau sustojęs į WC, tai tualetai taipogi nemokami. Tai Kroatai šiek tiek bando pasipelnyti, visko apmokestindami, slovėnai, kaimynai, kol kas ne. Tai važiuosim toliau ir pasimatysim kelyje. Iki.
Sveiki visi, esu Slovenijai. Labai džiaugiuosi, kad išvažiavau iš Kroatijos. Man Kroatijos kultūra iš tiesų nelabai patiko. Viskas stengiasi apmokestinti, kaviniai pavalgai, nori į tualetą nueiti. Vis tiek turi susimokėti, nori iš kempingo išvažiuoti, pamatyti kažkokią gražią vietą. Turi susimokėti kelių mokestį. Dabar atvykau į labai gražią oazę prie ežero. Kempingas taipogi įsikūręs prie pat ežero. Nuvažiavau nuo Kroatijos 200 km. Įmesiu maršrutą, kai visą laiką darau, ir aprašymą žemiau, kur aš dabar esu. Ir trumpai papasakosiu dabar apie kempingą, kur aš esu ir kuo šitas kempingas toks fainas ir kuo jis man tai patinka. Tai trumpai apie šitą kempingą. Tai šitas kempingas būtent yra geriausiai vertinamas Slovenijai. Jis yra įsikūręs, galima sakyti, ant pačio ežero kranto, bent jau nuo pačio kempingo nueiti vos kelios minutės. Taipogi turi restoraną, parduotuvę, pramogas įvairiausias, geriamą vandenį, kuo kiti kempingai neturėjo. Elektra yra ir kaina už nakvynę 22 €. Tai tikrai rekomenduoju visiems čionais atvažiuoti, tikrai labai gera vieta. Tiek su palapinėm, tiek su kemperiais tikrai rasite, kur prisiglausti ir ženkliai maloniau negu būt kokioj Kroatijoje ant žvyro tarp skrūžių. Šiaip beje, aktualu labai moterims, tai čionais nėra nei skrūžių, nei vabalų, nei musių, nei uodų, kas labai keista, nes visiškai gamtoj esu. Tai tikrai labai faina. Trumpai apie maistą papasakos. Tai maistas iš tiesų čionais nėra pats pigiausias, ypač restoranuose ir kavinėse. Alaus bokalas 5 €, picos nuo 15 € prasideda ir aukščiau. Pats valgiau vakar enduja picą, tai susimokėjau 17 € už ją, bet jeigu nori pavalgyti kokį kepsnį ar kažką panašaus, tai gali sumokėti 30–40 € ir daugiau. Bet yra parduotuvėje maistas yra panašus kaip Lietuvoje, o galbūt netgi ir pigesnis. Tai jeigu nepritingi, tai gali nusipirkti maisto produktų ir drąsiai pasigaminti kempinge. Kodėl tos kainos tokios aukštos? Greičiausiai todėl, kad čionais pats ežeras yra labai turistinė vieta. Tai tikrai nemažai turistų yra ir dėl to kainos yra aukštesnės negu kažkur kitur Slovenijoje. Plius nėra konkurencijos. Tai dabar ką aš darysiu, tai eisiu nusimaudyti į ežeriuką ir pakuosiuos daiktus, nes rytoj galvoju apsistoti jau Austrijoje, o Austrijoje bus vienas iš geriausių kempingų Europoje, patenka į top 10. Gero vakaro, geros dienos, priklausomai kas kada žiūri, ir pasimatysime jau greitai. Iki.